Sveiki visi, laikas sutaro. Mano vardas Neringa ir šiandien kviečiu pasižiūrėti 3 kortų skaitymus, 1, 2 ir 3 variantas. Tema, kuri jūs domina, vyras, apie kurį jūs klausėt, jo mintys, jausmai ir veiksmai, ateities veiksmai, ketinimai. Ir manau, kad jau mano atostogos kaip ir sugrįžau aš iš savo kelionių ir tęsim darbą. Todėl dėkui, kad žiūrit, dėkui, kad prenumeruojatės mano kanalą ir ačiū Jums už kantrybę. O mes šiandien pradedam temą ir kviečiu žiūrėti, primenu, kad tai apibendrinti bendri kortų skaitimai. Jie gali skirtis nuo jūsų situacijos kažkokiomis tai detalėmis, bet kiekviena jūsų mintis, kiekviena jūsų minutė praleista bendruose kortų skaitymuose, tai yra jūsų darbas su savim, su savo pasąmonė. Ir tie atsakymai ateina būtent jums skirti, todėl kad jūs tame dalyvaujat ir savo mintis analizuojat. Todėl kviečiu tą daryti ir kągi mes pradedam. Pirmas variantas. Apie kokią porą kalba eis. Pasižiūrim, kokie žmonės ateis į šį būrimą ir apie ką kalba eis. Taip, moteris, kuri domisi vyru, jos energija, jos charakteristikos ir vyras, apie kurį kalba eina. Pasižiūrim, apie kokį vyrą kalba eina. Taip. Apie kokią moterį kalba eina. Ir apie kokį vyrą kalba eina. Galbūt dar daugiau, kad būtų aiškiau vis tik. Kad būtų dar aiškiau, apie kokius žmonės kalba eina. Tvarkoj. Moteris, kuri pasirinko arba žiūri pirmą variantą, tai yra moteris, kuri iš tiesų jinai norėtų daugiau sužinoti apie savo žmogų. Jinai norėtų, kad jų santykiai su šitu žmogumi, su šitu vyru, kuris ją domina, tarsi pereitų į naują etapą, naują lygį. Ir jai norėtųsi paskubinti, galbūt ne visai, kaip sakoma, ne visai sąžiningais metodais, bet paskubinti šitą jų buvimą kartu, bet jinai turi tam ribotus resursus. Viską, ką jinai gali padaryti, tai tarsi laukti kantriai, bet jos tas laukimas jau senka, sakyčiau, jos kantrybė senka. Jinai norėtų paskubinti, kaip ir sakiau, paskubinti šitus santykius ir todėl domisi tuo žmogum, kokie jo planai, bet yra kažkokie tai apribojimai, tarp jų vis tik yra apribojimai. Kodėl apribojimai? Pasižiūrim, kokia nuotaika pas vyrą yra. Vyras yra tikrai savimi patenkintas, jisai jaučiasi, kad turi daug ką duoti šitai moteriai arba daug ką pasiūlyti šitai moteriai. Jisai neskuba daryti to pasiūlymo, jisai galbūt kartais būtent moka gražiai žodžius pasakyti, gražiai jaučia simpatiją, didelę simpatiją šitai moteriai, kuri žiūri pirmą variantą. Tačiau, žinot, jisai neskuba atsiskleisti, neskuba parodyti visų savo jausmų ir tarsi suartėti su jie neskuba. Yra toksai lėtas procesas, kuris gali būtent todėl ir moteriai, kaip sakoma, vėlgi, verčia nekantrauti, nes ne viskas jam taip aišku, kaip jisai apie tai kalba galbūt. Arba jo truputėlį veiksmai nuo žodžių skiriasi. Todėl mes ir pasižiūrim, kaip jo vis tik, būtent, pirmą variantą, kurios pasirinko, kaip jisai dabar gyvena. Ir mes pasižiūrėsim 3 pozicijas šito vyro, šito žmogaus, jo mintys, dabar mintys
jausmai, veiksmai, ateityje mintys, jausmai, veiksmai ir tai, ką jisai slepia galbūt netgi nuo savęs, ta šešėlinė pusė, mintys, jausmai ir veiksmai. Jeigu reikės, mes daugiau dadėsim kortų. Jo mintys čia ir dabar. Jo mintys čia ir dabar. Jo mintys apie tai, kad jisai irgi nori pas jūs, nori įveikti, planuoja susitikimą, nori įveikti tą atstumą, kuris tarp jūsų gali būti. Jisai per tą laiką, kol jūs buvot galbūt nesusitikę arba kažkokia kelionė, galbūt kažkokia tai vėlgi veikla neleido tą padaryti, jisai apie jūs dar gražiau ir dar labiau per atstumą pamatė, kokie jūs esat jo mylima ir išsiilgę savo žvaigždutę. Ta prasme, jo labai gražios mintys, jo labai gražūs ketinimai, jisai nori įveikti visas kliūtis ir atsirasti ant jūsų slenksčio. Aš sakyčiau taip, jo tokios mintys apie kelionę ir apie aistrą. Tikrai gali būti, kad buvo kažkoks tai išsiskyrimo periodas ir dabar jisai labai svajoja vėl pas jūs atsirasti. Jo jausmai ir vėl toksai, jeigu mintys apie tai, kaip atvažiuoti, tai jausmai tarsi sukyla abejonės. Kyla abejonės dėl to, kad galbūt jūs, žinot, kaip jisai galvoja, kad galbūt jūs iš tiesų per tą laiką, kol jisai buvo ten irgi atsiskyręs arba išsiskyrimas tarp jūsų buvo, jūs galit pradėti ieškoti savo kitos poros. Tai jam kelia tokį pasipiktinimą. Arba galbūt kaip tik buvo susipykę ir jisai galvoja, kad dar, jeigu jūs buvote iki šiol tarsi, vėl kažkaip apsipykę ir tas atsiskyrimas buvo būtent dėl tokio kažkokio tai konflikto, tai jam tai sukelia didelį, žinot, iš vienos pusės jisai gali būti įtarti, kad jūs kerštaujat jam ir kažkokį tai keršto planą rengiat, todėl jam tai yra nelabai malonu ir jisai gali jūs kaltinti nebūtais dalykais. Prisigalvoja, žinot, kai neturi informacijos, kai neturi tikslios informacijos, tai gali prisigalvoti ir tai jam kelia pačiam galvos skausmą. Jausmai, jeigu mes kalbam apie jausmus, tai jam tokie yra ne visai tyri ir aiškus. Jis pats gali daugiau prisigalvoti apie, kaip sakyt, pats pagalvoja, pats patiki ir tada pats užpyksta ir tuos vėlgi jausmus savyje, kaip sakoma, jausmus jaučia. Bet jo jausmai yra būtent matyti to ir reikėjo, kad jisai susivoktų, kad jisai pažintų save ir jo jausmai yra, sakyčiau, tokie vienišas žmogus. Jisai be jūsų jaučiasi vienišas. Ir kaip ir sakiau, kadangi kažkokios tai informacijos iš jūsų negauna, tai gali prisigalvoti nebūtų dalykų ir pats save įskaudinti vien tik tai todėl, kad kažką tai pagalvojo ir patikėjo tuo. Dabar jo jausmai, kokių veiksmų jisai, kaip ir sakiau, planuoja realizuoti. Ne tik tai mintys galvoja, kaip atvažiuoti, bet ir konkretus planai, kad pas savo pentaklių karalienę jisai atsiras artimiausių metų kaip skeptrų karalius. Žodžiu, jisai planuoja jums susitikimą ir nori pasirodyti pačiu žaviausiu, pačiu gražiausiu, pačiu seksualiausiu vyru pasaulyje, kuris nori užkariauti savo moterį ir įrodyti jai, kad jisai yra nuo jos labai, jų aistra atgims iš naujo ir jisai labai yra išsiilgęs ir pasiruošęs parodyti, kaip pasiilgo jums. Tai va, tai tokie jo planai. Ateities
kokia bus ateityje jo mintys. Ir vėl paslaptys, ir vėl kažkokie tai nesusišnekėjimai, nedasikalbėjimai, sakyčiau. Bet Mėnulis kalba taip pat apie tą moterišką energiją. Jo mintys gali kaip tik tai, mintys bus tamsios, bet gilios, apie savo moterį, apie tai, kas tarp jūsų vyksta, ką jūs galit, ko jūs norit, žodžiu, jisai planuos. Taip, jo mintys nebus greitos, jo mintys, kaip sakoma, neinicijuos kažkokių tai veiksmų, bet jisai nuostabiai apie jūs galvos, kaip apie pačią nuostabiausią moterį, kurią jisai savo gyvenime sutiko. Jam būtent jūsų moteriškumas, jūsų tokia gebėjimas būti moterim, jį įžemina, kaip sakoma, į jūs, įauga į jūs šaknimis ir nori to toliau, nori dar daugiau, dar giliau, dar svarbiau jūs pažinti. Tos dvi kortos, šitos dvi kortos kalba apie tai, kad jisai pas jūs nėra Simbadas, nuotykių ieškotojas. Suprantate, tai vyras, kuris po truputį pratinasi ir atsiskleidžia po truputį. Jo yra, nepaisant to, kad jisai yra aistringas, jam matyt sunku apie tą savo aistrą kalbėti ir jisai tą daro veiksmais. Vyrai, kurie mažai kalba, jie daugiau daro. Tai jisai gali jums kaip pradėti, ta prasme, kai jis pajus iš jūsų tokią, žinot, žavumą, vėlgi tą tokį moteriškumą, kurį vyrai įsimyli ir myli, tai jisai tada jums, kaip sakoma, irgi veiksmus parodys. O kokie jausmai? Jausmai, jisai, sakau, iš naujo jūs įsimylės labai stipriai. Jausmai atgyja, jausmai suklesti, jausmai tampa jo varomojo šaltiniu, nes jūs esate ta moteris, kuri užveda, kuri įaudrina, kuri jo jausmus ir jo, kaip sakoma, širdį užpildo tais jausmais, kurie nepraeina čia ir dabar. Tai nėra aistra, tai nėra. Šita korta kalba apie tai, kad tai nėra tokia trumpalaikė aistra. Tie jausmai, kaip ir sakiau, tokie, žinot, karts nuo karto kiekvienas susitikimas vis gilesnis, kiekvienas susitikimas, kiekvienas pasibuvimas su jumis, jam tik tai dar kartelį patvirtina, kad jūs esat jo lobis, kad jūs esat jo turtai. Ir tai yra jo atradimas iš naujo, atradimas tarsi suklestėjimas. Jo jausmai gilėja ir stiprėja. Ką jisai veiks? Jisai, planuoja stipriai veikti. Žiūrėkit, 2 didieji arkanai kalbantys apie jo sugrįžimą, cikliškumą, sprendimą padaryti viską, ką reikia, kad tik tai būtumėt jūs jo, kaip sakoma, jo orbitoje, kad tik tai, dar kartelį, saulytė, 3 jo ateities planai, veiksmai, jisai planuoja labai stipriai, kaip sakoma, stipriai apie save pareikšti jums ir savo teisės į jūs ir savo veiksmais paremti savo jausmus. Ta prasme, kad jisai iš tiesų gali jums daug daugiau, kaip sakoma, pradėti intensyviau ir aiškiau statyti savo jausmus ir savo ketinimus atskleisti jums, bet jisai tikrai, jeigu jūs teisingai sužaisit, pas jūs laputė yra, šitas lapė ir totemas, jeigu jūs teisingai sužaisit su jo jausmais ir neišgazdinsit jo, nepradėsit iš jo reikalauti per daug, leisit, vėlgi būsit tokia ištikima, švelni ir tokia truputėlį, sakyčiau, moteriškai motiniška, bet ne per daug.
nepradėkit jo auklėti, bet tą tokį, žinot, kaip mamos iš karto pradeda auklėti. Nereikia būti mamoms, kurios auklėja. Reikia būti moterims, kurios kaip mamos besąlygiškai myli. Vat šitą poziciją jūs atversit. Aš manau, kad jisai pas jūs grįž ir pastoviai grįž ir niekur galbūt jau toliau nebevažiuos, nes jo vat, vėlgi tas toksai pasitenkinimas jūsų santykiais yra labai, labai gražios perspektyvos. Gerai, pasižiūrim, ko jisai jums niekas, vėlgi ta tamsioji pusė, ko jisai pats apie savo net gal neprisipažįsta. O neprisipažįsta tai, kad jisai įklimpo. Tai, kad jisai jau nori jūs išlaikyti kaip savo turtą, kaip savo saulytę, kaip savo moterį, kurią yra, kaip sakoma, atsidavęs visą savo širdimi ir sielą. Ir jisai apie tai tyli netgi savo. Tai yra toks paprastas ir aiškus, kaip sakoma, jeigu jo paklausit, ką jūs apie jūs galvojate, tai sakytų, taigi mano viskas aišku. Jam antiek tai yra paprasta ir aišku, kad nekyla jokių, kaip sakoma, abejonių. Mintys jo galvoje yra, nepaisant to čia tokių audrų, kaip sakoma, bet jisai ramiai apie jūs galvoja. Gerai, žiūrėkit, ką jausmai, kad jūs esat jos gimininga siela, kad jūs esat jo širdies dama ir jo vaikų motina, kaip sakoma, jeigu turit galimybę sukurti su juo šeimą, tai jisai apie tai svajoja ir jo jausmai, jisai rado savo partnerį, jisai rado žmogų, su kuriuo galėtų tai viską padaryti. Galbūt truputėlį dar abejoja kažkokiu tai savimi arba kaip čia, tikrina kažkokius tai testuoja, bet iš tiesų labai gražios kortos apie jausmus, jisai pats jau, kaip čia, pats negali patikėti, kad sutiko savo sielos, savo šeimos, savo draugą, ko jisai veiksmuose, ko jisai savo nepripažįsta, kad jau nebereikia niekur eiti, ieškoti. Viskas radai, viską, ką tu norėjai, tu radai su šita moterim. Viskas, ką tu gali su šita moterim turėti, tai būti jos imperatorium, pripažinti tai ir gyventi ilgai ir laimingai su ją, kaip sakoma. Tai vat yra jūsų pirmas variantas, yra labai, sakyčiau, perspektyvos puikios ir aš su jums to ir linkiu, kad jūsų partneris, jūsų draugas, jūsų vyras, kuriuo jūs domitės, iš tiesų patikėtų savo laimę ir praneštų jums apie ją, kad jisai jau rado viską, ko ieškojo šitam gyvenime. Dėkui, kad žiūrėjot pirmą variantą, judam prie antro varianto, pasižiūrim, ką mums papasakos antras variantas. Pirmas variantas labai aiškiai kalba apie vyro ketinimus ir tai džiugu. Antrą variantą pasižiūrim, kokio charakteristikų žmonės žiūri arba pasirinko antrą variantą. Iš karto padėsiu 5 kortas, kad tai būtų aišku, sakoma, kas. Ir kokios charakteristikos yra vyrui, kuris žiūri, apie kurį žiūri moteris pasirinkusi antrą variantą. Taip. Oho. Čia tai bent. Ir koks vyras jūs domina? O čia jau tikras toksai drama, išgyvenama drama, bent jau moters, taip pat ir vyro, sakyčiau, irgi išgyvenama drama, santykių drama ir moteris. Ne veltui moteris žiūri šį būrimus. Moteris nežino, ką galvoti, moteris pasimetus, moteris klaidžioja savo pasąmonės labirintuose ir negali rasti atsakymų, kurių jai reikia. Jinai labai, sakyčiau, tokios, žinot, labai aštrios, kaip čia,
Jeigu yra konfliktinė situacija, tai konfliktinės situacijos aštri fazė, nes čia yra ir toksai, žinot, savęs susinaikinimas. Moteris, kaip ir sakiau, jinai ieško atsakymų, neranda jų, tada pati save gazdina, pati save kažkaip tai labai uždaro į kažkokius tai pasąmonės labirintus. Žodžiu, labai sunkis, pas moterį labai sunki situacija. Apie kokį kalbą žmogų eina? Žmogų, kuris, vyrą, žmogų, kuris iš tiesų yra, suprantat, velnias apsimetantis angelų, taip sakyčiau. Jisai nėra labai teisingas žmogus, gali kalbėti teisingus žodžius, gali kalbėti teisingas frazes, gali sakyti tuos žodžius, kurių moteris tikisi išgirsti, bet jo va šitos va kortos ir šitas kalba apie tai, kad jisai su savim, visos šitos kortos, kaip sakoma, bendra energetika jų yra tokia, kad jisai netgi pats su savim gali savo meluoti visų pirma ir jisai, kaip ir sakiau, žino teisingus, žino toks vat žmogus, kuris gazlaitingas, žino tokį pavadinimą, ne? Tai yra pats savo nuneigia. Moteriai būtent matyti todėl ir sunku, nes jisai sako, yra toksai kaip pavyzdys. Tu sakai, kad tau blogai, ne, sakai, man skauda, man blogai. Ką tu čia dabar išsigalvoji, negi tau skauda. Taigi čia tik tai, ten kažkas tai. Bet nuneigia, suprantat, nuneigia jūsų jausmus, nuneigia pats savo jausmus. Ir jisai, kaip ir sakiau, jisai kalba tarsi protingai, teisingai, bet kaip angelas, bet iš tiesų visos šitos kortos kalba apie tai, kad jisai nėra sąžiningas nei su savim, nei su kitais žmonėmis. Ir jam pačiam su savim yra labai sunku, jisai tame jau ilgą laiką. Tai irgi du žmonės, kurie tikrai dabar galim atrasti tokią dramą, konfliktas karštoje fazėje, o čia yra visiškas toksai, žinot, tamsus angelas. Tamsus angelas, kuris nori visiems įrodyti, kad jisai yra teisus, norisi visiems įrodyti, kad jisai elgesi teisingai, bet to tokio teisingumas yra apsimestinis. Jo. Gerai, pasižiūrim tada, koks jo čia ir dabar jo mintys, jausmai, veiksmai. Kažkodėl tai dvi kortos išliko. Ateities mintys, jausmai, veiksmai. Ir ta tamsioji pusė, kurią galbūt jisai net nuo savęs slepia, mintys, jausmai, veiksmai. Gerai, žiūrim, kokios dabar pasimintys. Mintys apie save, mintys apie skeptrų karalių, kuris yra žmogus, kaip ir sakiau, labai svarbu jam, jisai sociume aktyvus žmogus, jam svarbu kitų nuomonė, jam svarbu kokią nuomonę jisai kitiems palieka. Tai žmogus, kuris labai stengiasi daug mąstyti, daug galvoti, daug kalbėti. Tai žmogus, kuris vėlgi kalba kortos teisę tą pasakojimą apie tai, kad jisai nori visiems įrodyti, koks jisai yra patikimas, koks jisai yra žavus, koks jisai yra veiklus. Tarsi jisai, vėlgi, žiūrėkit, visos kalbos apie jį, jo mintys, moteris klausia kaip, o visos mintys tik apie jį ir apie jo statusą ir kaip jisai atrodo kitiems. Tai yra žmogus, kuris žaidžia žaidimą socialiai aktyvų ir ką apie mane pagalvos kiti žmonės. Jo jausmai viską užbaigti, pabėgti, pradėti iš naujo, nieko, kaip sakyt, nieko neatsiminti, nieko, tarsi, žinot, naujas etapas gyvenime. Žiūri į bedugnę,
nori užbaigti iš naujo šokti tenai, kur dar niekada nebuvo, visą praeitis paliekam praeičiai, žengiam kažkokią tai, žengiam į žingsnį, kuris neaišku kur nuves, bet laikas tą padaryti, laikas užmiršti. Ir tą jisai nori padaryti labai aštriai, labai aiškiai, tarsi viskas, kas buvo netiesa ir viskas, ką aš iki šiol dariau, tai tarsi, kaip čia pasakyti, užbraukiu, nieko nebenoriu, o jie, žiūrėkit, dar vieną kartą kalba apie tai, kad jausmai pas jį yra mintys, kaip išlikti socialiai aktyviu, kad visi apie jį gerai galvotų, o jausmai yra chaosas didelis ir nori ištrūkti iš tenai, nori viską, staiga viskas sugriuvo, staiga viskas labai aštriai pasikeitė ir jisai nori dabar pradėti iš naujo kažką tai. Tai yra tikrai labai labai konfliktinė situacija ir ko jo jausmai, o jo veiksmai yra, vėl yra teismas, teisingumas ir teisingumas įrodyti, kad aš esu teisus. Labai karingai nusiteikęs, sakyčiau. Nori laimėti, nori užkariauti, nori visą teisingumą savo pasiimti. Žodžiu, toksai, žinot, nors ir visas pasaulis prieš jį arba dar kažką, tai jisai visiems nori įrodyti, kad jisai yra teisus ir kad jisai yra, kaip ir sakiau, šitas, kaip čia, velnias angelo veidu, bet vėlgi čia kalba apie tai, kad kažkas tai jisai nori visiems įrodyti ir vėl teisingai, žiūrėkit, ir vėl nori laimėti prieš visus, visiems įrodyti, aš, va toks, va jo tokia pozicija. Kokia jo ateities mintys bus, kokios jo ateities mintys bus. Apie praeitį pagalvos, kažką tai galvos apie praeitį, kažką tai galvos apie tai, kaip koks jisai buvo žavingas, koks jisai buvo dosnus, koks jisai buvo aistringas ir vėl apie save. Praeityje vėl mintys apie jį patį, kažkoks tikrai labai, labai egocentrišką žmogų žiūrim. Mintys, jausmai ir vėl visas pasaulis, vėl jam reikia kovoti prieš visą pasaulį. Vėl jam taip pavargau nuo kovų, pavargau nuo visko, visiems įrodinėti, koks aš esu teisus, koks aš esu žavingas, koks aš esu mylintis, aš pavargau nuo viso šito, kodėl jie netiki manim, kad aš esu vertas, kad aš esu vertas meilės, kad aš esu vertas pagarbos. Yra tarsi graži korta, bet prieš tai kalba dvi kortos apie tai, kad jisai nesijaučia taip, nesijaučia kupinas resursinis. O šita korta kalba apie tai, kad jam kaip tik trūksta resursų, trūksta to palaikymo ir jisai nori visiems įrodyti, kad jisai yra vertas tos meilės. Jo jausmai, jo veiksmai. Ir jeigu, suprantat, ateities veiksmai tai, kad jisai viskas, ką jisai pradėjo, viskas, kaip čia, tarsi anksčiau ar vėliau, visas jo melas, visas jo toksai, vėlgi, noras būti teisingu ir teisiu, neieškoti kompromisų, visiems viską įrodinėti, užsibaigs. Žodžiu, jisai negaus to, ką jisai norėjo. Ir šita korta kalba apie pabaigą, apie staigę, aiškę pabaigą, apie tai, kad bendradarbiavimas nepavyks. Jam viskas kalba šitą vyrą. Antrą variantą žiūri moteris, kuri pati labai blogai išgyvena tokius irgi dramos, kaip ir sakiau, emocinė tokia krizė. O žmogus, apie kurį jinai klausė, irgi blogai ir jam, nes visi jo planai tarsi žlunga ir jisai nežino, ką toliau daryti.
reikės susidurti su ta realybė, kad viskas, ką tu norėjai padaryti, nesigaus tarsi, va taip. Gerai, jos slaptos mintys, kurio jisai pats savo nepripažįsta. Atsiskyrėlis mintys. Jis nenori pripažinti, kad žiūrėkit, 3 didieji arkanai kalba apie tai, kad šitas ciklas jau kartojasi. Jis ir vėl išdavė meilę, ir vėl liko vienas, ir vėl jisai tarsi, kaip čia pasakyti, suprantat, mintys tamsioj pusėje. Visi šitie procesai, kurie vyksta čia dabar, kai jisai visiems įrodinėja, koks jisai teisus, kaip jisai, tarsi jau kartojosi, jau situacija kartojosi, jisai ir vėl išdavė meilę, jisai ir vėl pakartojo tą patį ir liko vienas. Ir jisai tą atsimena, bet tai yra tamsioji pusė, jis nenori savo pripažinti šito. Tai yra tai, ką labai sunku pripažinti, kad tu buvai neteisus, kad tu kažką tai vėl iš naujo išdavėjai, neteisingą pasirinkimą padarai, išdavėjai meilę, išdavėjai žmogų ir dabar lieki vėl vienas. Ir taip, tai tavo sielai tai yra pamokos, kurių tu nesimokai. Didieji arkanai kalba apie labai didelį virsmą. Mintys, jausmai ir vėl didysis arkanas. Jausmai apie tai, kad kažką tai pasaulis kalba apie pabaigą didelio etapo, didelio kažkokio tai gyvenimo ciklo, didelio gyvenimo užduoties gyvenimo etapą pabaigą. Pabaiga apie ką kalba eina? Svajonė žlugo. Viskas, ką jisai darė, viskas, ką jisai norėjo greitai padaryti, viskas užsibaigė tarsi ne taip, kaip jisai planavo. Visi planai žlugo, visos svajonės žlugo. Viskas, ko jisai tikėjosi iš meilės, jis to negavo. Jo tokie jausmai, nusivylimas, sakyčiau, nusivylimas ir toksai staigus praradimas visų svajonių. Ir jausmai, veiksmai, sužeista širdis. Ir vis tiek jisai keršys. Jisai savo, dar kartelį, žiūrėkit, kaip įdomiai kortos kalba, ne? Pačioj pradžioj buvo mintys. Mintys yra labai, mintys, kurių jisai savo nepripažįsta, yra labai labai svarbios. Vat reikia psichikai, reikia tai psichologiškai tą brandą padaryti savo, tarsi jam tai yra šitas gyvenime viskas, kas buvo, kas dabar atsitiko su juo, tai yra tokia karminė didelė pamoka jam pačiam, kaip užaugti psichologiškai, kaip suprasti. Jisai mintys tokios. Jausmai mane visi nuskriaudė, nuo manęs visi vėl pradeda ieškoti kaltų, ką kiti padarė blogai, o aš čia toks. Ir ką jisai veikia, jisai vėl tą patį daro. Jisai pradeda su savim žaisti žaidimus, su kitais žaisti žaidimus. Mane visi įskaudino, visi blogi, visi prieš mane. Ir vėl jokių teisingų išvadų nepadaro žmogus. Vėl jisai lieka toj tamsiojoj savo pusėj. Toj, sakiau, kaip, save apgaudinėja, kitus apgaudinėja, savo meluoja ir jo širdis lygiai taip pat kraujuoja, nes jisai pamokų nesimoko. Jisai išduoda ir vėl eilinį kartą išduoda meilį, išduoda kažkokius tai jausmus ir vėl lieka toj tamsioje pusėje, kurioje ir buvo iki šiol. Nu kągi, antras variantas labai liūdna, bet jisai, kaip sakoma, dabar kalba ne apie moterį, kuri irgi labai tai išgyvena stipriai, bet apie vyrą, kuris užsispyrusiai nedaro namų darbų, nesimoko iš savo klaidų ir nedaro jokių išvadų, kurias jau verta ir laikas padaryti, tam, kad psichologiškai branda suaugtų kaip jis kaip asmenybė.
Tai va, tai buvo mūsų toks antras variantas. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir lauksiu jūsų atsiliepimų, o dabar mes judam prie trečio varianto. Žiūrim, ką mums papasakos. Trečią variantą žiūrintys. Pasižiūrim, ką mums papasakos, apie kokią porą kalbais. Trečią variantą žiūrintiems. Taip. Kokios charakteristikos moters. Sakiau, 5 kartus trauksiu. Ir apie kokį vyrą kalba eis, kokių charakteristikų vyrą. Taip. Kokia pora išėjo? Pats išėjo vyras. Trečią variantą žiūri žmonės, kurie domisi vienas kitu, kurie yra vienas kitu labai, vienas kitam labai įdomus yra vyras, netgi pasiruošęs. Vienas iš variantų tai gali būti, kad vyras yra šitos moters vyras, sutuoktinis, santuoka. Ir tada klausimas, kodėl moteris stovi tam tarsi. Žinot, moters, sakyčiau, taip. Sakyčiau taip, kad moteris stovi ties pasirinkimu, ar atskleisti vyrui apie savo nėštumą ar ne. Vyras yra čia jo sutuoktinis. Tai gali būti dar vienas iš tokių variantų, kad moteris kažkas jos gyvenime labai staiga pasikeitė ir jinai nežino, kokį sprendimą priimti ir nežino, ar pasitikėti šitų vyrų galima, ar jam atskleisti tą savo paslaptį, bet jie yra vienas su kitu labai seksualiai, kaip sakoma, vėlgi seksualiai patrauklus vienas kitam. Tai čia moters mintis apie tai, jinai nežino, ar vyrui atskleisti visas savo paslaptis ir ar galima jo pasitikėti, taip sakyčiau. Ir jeigu yra nėštumas, tai ar galima atskleisti vyrui apie savo nėštumą arba verta jo atskleisti apie tą nėštumą jam. Vyras, jisai laukia kažkokios tai žinios, jisai supranta, jisai įtaria apie tą žinią, jam kelia nerimą tą žinią, bet jisai, kaip ir sakiau, tai yra jūsų sutuoktinis, tai yra vyras, su kuriuo jūs gyvenat po vienu stogu, jūs esat šeima ir jisai yra jums įsipareigojęs. Tačiau ta žinia gali jam truputėlį, kaip sakoma, irgi toks, tai žinot, žinia, kuri gali sudrebinti jo gyvenimo eigą ir tai jam, toksai nerimas, nedidelis. Debesys nekalba apie tai, kad ten kažkokia tai baisi tragedija arba didelė drama. Ne, jam tiesiog neramu. Tas, žinot, toksai nerimas. Tai va. Gerai, vyro mintys dabar, jausmai, veiksmai, ateityje, mintys, jausmai, veiksmai ir jo slaptoji pusė, tamsioji pusė. Mintys, jausmai ir veiksmai. Dabar mintys. Kokios mintys pas vyrą? Apie naują etapą, kuris bus ilgas. Naują etapą, kuris tarsi irgi kalba apie naują jūsų arba jūsų santykių arba jo santykių. Jūs mintys apie tai, kad tas etapas buvo lauktas, tas etapas buvo išsvajotas. Jisai mintys apie tai, kad jisai būtent to ir norėjo ir dabar
žengia į ten, kur dar niekada nebuvo, bet apie tai jisai svajojo. Mintys apie tai, kad jisai to ir norėjo. Jausmai jaučiasi, su jausmais jam, kaip ir sakyt, toks irgi nerimas, ne? Gali būti, kad jisai ne viską jums sako, galbūt ne visiškai, kaip nekalba apie savo meilę taip dažnai ir tiek daug, kiek jūs norėtumėt, bet jo jausmai yra sumišimas, jisai nežino, ką jisai pats jaučia, todėl galbūt nežino, kartais jisai savo apgaudinėja save, kartais jisai nuvertina tai, ką jaučia, kartais jisai kaip tik iškelia iki dausų ir tai yra jo pačio savi apgaulė, jisai pats nelabai supranta, kaip suvaldyti tuos jausmus, kuriuos jaučia. Jo mintys yra apie tą naujovę, tas toksai pakilėjimas, bet jausmų, sakau, kažkokia tai, bet vėlgi yra tokia sumaištis jausmuose. Ką jisai darys? Jisai parodys, koks yra jūs, jisai parodys tikrai, kad jisai pasiruošęs prisijimti atsakomybę už jūs. Jisai yra imperatorius. Jūs myli, aistringai myli, jūs esate jo turtas. Žodžiu, bet kuriuo atveju tai yra žmogus, kuris pasiruošęs prisijimti atsakomybę ir prisimti atsakomybę labai atsakingai, sakyčiau, suprantat, jisai tą sąmoningai daro, visus už ir prieš pasvėrė ir sako, aš žengsiu tenai, kur noriu būti imperatorium, kur noriu būti, pajausti visus tuos gyvenimo, kaip sakoma, keliamus iššūkius, kai tu esi šeimos galva, kai tu esi šeimos, nežinau, tėvas, vadovas ir taip toliau. Žodžiu, jisai tas galimybės prisijima kaip imperatorius, kaip žmogus, kuris atsakingas. O tos galimybės kalba apie tūzas. Skeptrų ir pentaklių tūzas kalba apie idėjas, kurios virsta kūnu, galimybės. Tai vat, kaip ir sakiau, jeigu jūs esat nėščia, tai jisai taps tėvu. Jeigu jisai niekada nebuvęs tėvu, tai pirmą kartą, ne, bet vėlgi, kaip tai bus, jisai neaišku. Jausmai todėl ir sumišė, bet kažkas tai, ko niekada dar neturėjo šitas žmogus, šitas vyras, jisai pasiruošęs priimti tą galimybę ir priimti tai atsakingai kaip brandi asmenybė, su kuo aš jūs ir sveikinu. Jo ateities mintys. Ateities mintys apie mylimą moterį, apie moterį, kuri yra taurių karalienė, kuri yra labai nuostabi moteris, ją malonu žavėti, su ją malonu laiką leisti, ją norisi stebinti, ją norisi džiuginti, jisai būtent apie tai ir svajos, kaip jūs dar daugiau pradžiuginti, kaip dar daugiau parodyti, kokie jūs esat jam svarbi ir kokie jūs esat jam miela, sakyčiau taip. Ateities jausmai. O jausmuose vėl sumaištis. Daug baimės, daug tokio... Žinot, aš sakyčiau, kad ateityje jisai tarsi, vėl, jeigu mes kalbam apie tai, kad jūsų šeimoje laukiasi pagausėjimas ir žmogus tai sąmoningai supranta, tai jisai tarsi palaidoja kažkokias tai savo slaptas viltis arba atsisako jų, kai jos jau nebeturi prasmės. Suprantat, tarkim, kai jums 6 metai, jūs galite norėti būti kosmonautu. Kai jums 33 ir jūsų sveikata ne pačios geriausios būsenos, tai dar vis svajoti būti kosmonautu yra beprasmiška. Bet atsisakyti tos tarsi iš kitos pusės, tos slaptos svajonės, irgi yra, o gal norėčiau, vis tiek aš taip noriu būti kosmonautu. Ir ta šildo mintis, ne? Tai žmogus irgi tarsi sakyčiau, kad jisai jausmuose supranta, kad
kažko tai nebegalima, nebeįmanoma realizuoti, bet tai sukelia tokį liūdėsį ir ilgesį, taip sakyčiau. Jo ateities veiksmai, kažkas tai labai aiškaus, konkretaus apie tai, kad šeima yra atsakomybė. Šeima yra, nebereikia čia kažkokių tai irgi, kaip pasakyti, ne? Nebereikia čia svaigti apie kažkokius tai ilgesius, liūdesius ir, kaip sakiau, ten kažkokias keliones arba ten, nežinau, ten kosmonautiką, ne? Jeigu tu esi šeimos žmogus, tai tu darai kažkokius tai veiksmus, kad pagausinti arba sutvirtinti tą šeimą. Taip, kartais tai gali būti ne pats maloniausias ir ne pats visada džiugiausias reikalas, bet jisai tai priima ir veiksmuose renkasi šeimą. Taip, jam galbūt norėsis, kaip sakoma, jeigu mažas vaikas, jeigu iš tiesų kalba eina apie nėštumą ir staiga jūsų gyvenimas kardinaliai pasikeičia, tai nieko nuostabaus, kad jam liūdna, kad jisai negalės taip dažnai susitikinėti su draugais. Arba taip važiuoti į keliones dažnai, nes vaikas, vis tiek ten kūdikis mažas, tai reikia būti namuose. Bet kuriuo atveju kažkas tai jo gyvenime labai kardinaliai keičiasi, bet jisai tai suvokia kaip normalų gyvenimo virsmą. Tai bus kažkoks tai liūdesys, tai bus kažkokios tai abejonės arba ten, nežinau, ten nuogastavimai, bet tai nėra taip kritiškai, kad jau ten, kaip sakoma, nenorėtų to, ko jo mintys, slaptos mintys, koks net pats savo nepripažįsta. Šeima, atsakomybė, šeimos lizdas, kartos. Visa šita korta kalba apie tai, kad jisai tampa labai iš tokio romantiško, suprantat, iš tokio romantiško ir, kaip čia, paauglio, ne, arba ten, nežinau, ten nevedusio vyro, staiga tu tampi šeimos galva ir tai keičia tavo sąmonę. Jam dar galbūt tai nėra taip aišku, bet mintys jau jo galvoje gimsta ir jisai apie tai dažnai ir daug galvoja, sakyčiau taip. Jo jausmuose, kas jo jausmuose yra. Kaip ir sakiau, jam labai liūdna, kad baigėsi tas lengvas, be atsakomybės arba toks gyvenimas, kuris jam, nesinori, kad praeitų jaunystė, kad praeitų, nežinau, ten tas nerūpestingumas. Liūdna. Bet lygiai taip pat jisai supranta, kad tai yra šansas, kurį gyvenimas suteikia vos ne kartą arba labai, labai retai. Ir reikia pasinaudoti tuo. Taip, bus kažkokio tai nepatogumai, bet lygiai taip pat tai yra ciklas. Jisai praeis. Kaip atėjo, taip ir praėjo. Tai nebus nuolatos, bet ta galimybė pamatyti, pajausti, išgyventi kažką tai unikalaus, kažką tai nepaprastai svarbaus savo gyvenime, lygiai taip pat yra suteiktas šansas. Tai tam, kad kažkas tai ateitų naujo, reikia atsisakyti seno. Tai jo jausmuose, toj tamsioje pusėje, jisai tai puikiai suvokia, bet, kaip čia pasakyti, jausmai apie tai jau jam pradeda ne kūnas atliepinėti, bet jisai dar to nesuvokia ir į šitą sąmoningai, bet jisai tai gali išgyventi nesąmoningai. Ir kokie dabar jo veiksmai, kurių jisai irgi dar slaptoji pusė, dar neišreikštoji pusė, užsibaigė. Viskas, kas iki šiol buvo svarbu, viskas, kas iki šiol buvo paprasta, aišku, svarbu, viskas užsibaigė. Prasideda visiškai naujas etapas, kurio nuspėti negalima tarsi nuspėti negalima, bet ir apeiti negalima. Žodžiu, gyvenimas kardinaliai keičiasi. Dar kartelį, jeigu greičiausiai vis tik trečią variantą žiūri žmonės, kurie laukiasi pirmagimio.
Ir dabar jiems abiems yra labai didelis pačių sąmoningumo toksai virsmas, ne? Nieko nuostabaus, jeigu aš net nenustepčiau, jeigu vyras, kuris va dabar sužinos arba sužinojo, kad žmona jo, moteris žmona laukėsi, jisai gali sakyti savo netgi draugams, mes laukiamės. Jam antiek tai yra stiprus sukrėtimas emociškai ir išgyvenimas, kad jo gyvenimas daug tokių minčių, bet yra viskas apie tą virsmą ir tą procesą, tos procesus, kurie pas jūs yra. Taip kad sveikinu jūs su tokiu labai unikaliu ir labai autentišku, kaip sakoma, autentišku periodu, bet jūs turit partnerį, kuris į tai žiūri labai rimtai ir moters nuogastavimai, kaip sakyčiau, galbūt netgi, jei ir pačiai reikia to palaikymo, bet ir vienas kita jūs pasikalbėję atvirai galit sulaukti labai tokio gilių išgyvenimų ir tas periodas gali būti jums labai suartinti, kaip sakoma, ko aš jums ir linkiu. Dėkui, kad žiūrėjot mano šitą šiandien 3 variantus. Lauksiu jūsų atsiliepimų. Ir kągi, iki kitų malonių susitikimų. Iki.